Prieš maždaug 20 minučių, gal biškis vėl. Nežinau, dėl kokių jūs klausimus skambinu. Mašiną gal parduodat, ar mokytojas esat? Ne, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, skambino dėl, jūs ką nors gal radot kažką skelbiu? Taip. Ai, tai gerai, o tai daug konkrečiai, ką jūs norėjote? Kačiuką noriu pirkti, paskui ieškau šitų. Kaip sakėt? Ne, o konkrečiai man dėl kokios prekės jūs man norėjot klausimą. Tai jūs sakykit, ką jūs parduodat, aš pasakysiu, aš tiek žmonių apskambinau. Tai aš sakau, ten ir drabužius, ir knygas. Knyga, man atrodo, dėl knygos. Ai, tai knyga, jo, tai knygų aš turiu nemažai, tai o ką konkrečiai norėjot, kokią knygą? Kažkokios erotinės, nes vis tiek suaugusių stiliaus norėčiau. Erotinės? Žinau, ten tokių sunku pasakyti, žinokit, aš ten ne visokios knygas susiskaitęs. Tai šiaip visokių yra erotinių romanų, bet tai aš nežinau, kiek jis erotinis. Svarbiausia. Ar jūs gal ten matėt konkrečių pavadinimą tos knygos? Aš nežinau, gal yra ten kažkoks erotinis romanas ar kažkas parašytas. Aš galiu jums iš patirties pasakyti, kad geras erotinis romanas yra tas, kur tu skaitai ir tau stojasi tiesiog. Čia yra geras romanas erotinis. Aš supratau, ne, tai aš nežinau, aš tiesiog dabar šakių nebeskaitau, aš tai nėra man reikalas. O šiaip tai sakau, nebent jūs nerado tokį pavadinimą, tai konkretų, tai aš galėčiau pagal tą pavadinimą jums surasti. Jeigu konkretų pavadinimą jūs matėte. Gerai, tarkim, Gerda Biel Šanchajuje. Yra tokie pas jūs. Kaip vadinasi? Gerda Biel Šanchajuje. Ne, tokios knygos tikrai nėra pas mus. O Ofelija Vokzale? Kaip tai? Ofelija Vokzale. Ne, nėra tokių knygų pas mane nėra. Tai gal jūs, sakau, gal biškai supainiojat savasanas tada. Nes, ne, mano tokios tyros knygų pas mane nėra. Gerai, tiek to tada, gerai. Žiūrėkit, tai klausimą dar turiu vieną. Taip. Ar patį domina pažintis su tos pačios lyties atstovais? Ne, nedomina jokios pažintis mane. Jau senai. Visos pažintis pasirinko. Gerai, viskas aišku, gerai. Viso geriausio. Ate.